Mūsų viešpats ir gelbėtojas Jėzus Kristus pradėjo savo viešą veiklą ir skelbė žodį. Ir ta pradžia buvo tokia, kurią šiandien girdėjome, tik pirmieji žodžiai. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Nuo to Jėzus pradėjo. O tai reiškia, ir mes turime atkreipti į tai dėmesį. Dangaus karalystė. Ne kažkur žemėje, bet kažkur ten. Ne visai nesuprantant, kur. Pavadinta karalystė. Žinom, kad yra didžiulės valstybės, didžiulės kažkokios imperijos ir buvo, sunyko, atsirado naujos, nyksta ir vėl kitos. Ir kiekviena iš jų turi savo kažkokią teritoriją. Ir paprastai žmonės, kurie gimsta toje karalystėje, toje imperijoje, toje valstybėje, net tegul ir tai būtų ir kažkokia maža, nebūtinai didelė, bet tai žmonės atsiranda toje teritorijoje. Žmonės įgyja ar tai tam tikrą tautybę, nes gimsta toje tautoje ir toje teritorijoje, tai būna, kad ir iš karto įgyja pilietybę. Nori jis to ar nenori, bet taip sutvarkyta žemė. O čia štai dangaus karalystė ir ji prisiartino. Toje karalystėje nėra kažkokios teritorijos. Mes negalime net pagalvoti apie tai, kad kokio dydžio bebūtų šalis, tai tarkim, kokioj nors Lietuvoje gyventojų tiek, kiek Kinijoje ar Indijoje, tai netilptų turbūt, jeigu norėtų. Reiškia, yra tam tikra teritorija. O čia neįmanoma pagalvoti, kad šitoje karalystėje kažkas tai gali netilpti. Telpa visi. Visi ir dar, kas labai svarbu, ne tik dabar gyvenantis jie numiršta ir jų vietą ateina kiti. Ir būna toje valstybėje daugiau gyventojų, yra mažiau, paskui vėl daugiau, vėl mažiau, dėl įvairių priežasčių. Ir todėl kažkaip tai, telpa. O čia ne taip, čia ne tie principai. Toje karalystėje gyvena visi tie, kurie vėl gyvena iki mūsų. Tik sakydami gyvena, mes turime dvi reikšmės, dvi prasmes to žodžio. Vieni gyvena dabar čia žemėje, o paskui, kada žemėje nebelieka to žmogaus, jis gyvena. Jis toliau gyvena dangaus karalystėje. Ir štai nuo pat Adomo ir Ievos, nuo pat pirmųjų žmonių ir dar kiek mūsų bus kartų, nesuskaičiuojama galbūt daugybė, visi tilps. Ir štai ta karalystė prisiartino. Jėzus sako apie tai. Ir kokiu būdu jį prisiartino. O pasirodo, ji gali būti ta dangaus karalystė, taip jau atšvaitai tokia, jau jos spindesys jau čia gali būti, nes mes jau čia mokinamės gyventi taip, kaip ten turėtume. Jau čia mes mokinamės ir stengiamės kvėpuoti tuo oru, kuris ten yra, nes kitaip mes neišgyventume. Ir štai, kad mes
mes būtume toje dangaus karalystėje, kas turi vykti? Ne pasakoti turėti, ne dar kažkokį tai leidimą ar mokėti kažkokią žmogišką ten tos šalies kalbą ar vieną iš kalbų. Ne, ne tai leidžia būti tos karalystės gyventojų, piliečių, kaip ir pavadintume. Ne. Jėzus pavartoja žodį atsiverskite. Mes turime atsiversti, kad ta priartėjusi karalystė galėtų mus apimti, galėtų mus įimti į save. Ir mes galėtume ten išbūti. Išbūti, ne išstumti, ne išmesti kaip svetimkūnis, kuris tiesiog netinkamas yra ten ir organizmas išstumia jį, vanduo ten išstumia kokį tai daiktą, kuris netinkamas ten, arba jis nugrimsta, jeigu per sunkus, arba tiesiog kaip kamštis iššoka ir negali būti vandenį. Tai štai, kad mus galėtų ten įimti ir mes ten pasiliktume, turime atsiversti. Kas yra atsivertimas? Ir šventieji tėvai mums tai aiškina ir katekizmas mūsų aiškina, kad atsivertimas tai yra savo gyvenimo krypties pakeitimas. Štai aš gyvenu turėdamas vieną tikslą kažkokį tai, arba vienus tikslus, vieną tokią tai kryptį, o dabar staiga pasikeičiu, kitaip turiu gyventi. Maža to, ne tik kažkokie tai tikslai mūsų ten turi būti, mes ir viduj turime keistis, būti kitokie, o tai reiškia atsivertimas dar ir mūsų mąstymo būdo pakeitimas. Mes kitaip mąstom, kitaip galvojam. Pasižiūrėk į bažnyčios istoriją, ypač į pirmosius krikščionybės amžius, kada tas atsivertimas būdavo toks itin ryškus, itin matomas ir pastebimas, todėl kad dažniausiai mes apie tuos kankinius, kurie atidavė net gyvybę už tikėjimą, už Jėzų, jie pasirinko tą kelią. Jie net nebuvo nuo mažens auklėjami. Va šitaip gyventi ir kažkaip tai taip nepastebimai išaugome, tarkim, kažkokio kultūroje, išaugom ir net nepastebim, kad mes laisvai kalbam lietuviškai, o kažkam šitą kalbą išmokti, taip baisiai sunku yra, kad žmonės, kai kurie išspręstai net metą mokytis negali. O mums tai atrodo, kad įprastas dalykas ir mes net nepastebim to. Ne, ir tie kankiniai, jie nebuvo auklėjami krikščionybėje nuo kūdikystės, o jie pasirinko šitą kelią, jie savo gyvenimą nukreipė kitur link. Ir mes matom, kada apie juos kalba, kaip jisai gyvena kitaip, kaip jis mąsto. Paprastai mesgi, jeigu taip, kaip liaudis sako, logiškai mąstant, va kažkas vyksta ir aš jau žinau, kaip žmogus paprastai elgiasi. Kaip paprastai elgiasi. O čia neturi paprastai elgtis. O turi elgtis, nes tu jau atsivertęs ir tavo mąstymo būdas kitoks. Tu turi elgtis taip, kaip parašyta šventajame rašte. O ten būna parašyta tokių dalykų, kurie niekaip netelpa į logiką. Atrodytų tokios ten mintys, tokie pasiūlymai šitaip gyventi arba šitaip elgtis, kad, sakytume, normalus žmogus šitaip nesielgtų, o krikščionis elgsis būtent šitaip. Štai yra kažkokie tai dokumentai, kurie leidžia manyti, kad tas žmogus yra kažkokios šalies pilietis. Tai yra pasas, ten dar kokios dėl formos. Ir štai jisai parodo tą dokumentą ir tada jisai gali teisėtai ten
atvykti, arba ten gyventi, arba naudotis kažkokiamis tai teisėmis, privilegijomis galų gale. Na ir žinoma, turėti savo pareigas kažkokias tai įsipareigoja šitai šaliai, šitai karalystiai. O štai kokie yra dokumentai, kurie parodytų, kad tas žmogus yra dangaus karalystės gyventojas arba atsivertęs ir jau nukreipęs savo gyvenimą ten link. Skaitom paprastus žodžius ir kasdien mes per pamaldas kiekvieną kartą giedame tie taip vadinami palaiminimai. Tai štai yra, manykim, kad tai dokumentai. O pagal šitą galima spręsti, kad tas žmogus atsivertęs tai karalystei eina link jos. Ar kada priartėja, jisai su dideliu džiaugsmu įžengė į tą karalystę ir džiaugiasi, kad jį ten priima. Tai šitie palaiminimai labai paprasti, bet jeigu pagalvojus, kaip tai įvykdyti gyvenime, tai labai kartais kertasi su logika. Ir kertasi su tuo, ką mums sako, mūsų gyvenimo aplinkybės. Ne taip reikia gyventi, dar pasakytų, nemokytų gyventi. Nemoky, nes vėl dažniausiai pridedant gyveni pagal sąžinę. O reiškia nemoki gyventi. Tai vat, kitoks mąstymo būdas. Ir štai tai palaiminimai, kurie sako, kad mes dangaus karalystės jau pilietybę jau įgyjam. Mes turime turėti vardigienio dvasią. Palaiminti, o tai yra turintis leidimą įeiti, liūdintis, nes jie bus paguosti. Romieji, alkstantis ir trokštantis teisumo, visada to nori. Kartais nori nuslėpti, kad nesužinotų, ką ten pridaro, ką neteisingai padarė. O vat turėtume alkti to ir trokšti. Gailestingieji, nes jie susilaus gailestingumo. Tyraširdžiai, nes jie reikės Dievą. Taikdariai, persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Jie persekiojami, bet jie nepameta to teisumo. Jie nesikeičia į tokius, kurie yra priimtini šiam pasauliu. Nes jis yra dangaus karalystės jau pilietis. Jau ten savo kelius nukreipė. Ir todėl taip čia persekiojami esam dėl to. Pašiepiami, išjuokiami, bet neatsisakom. O jeigu atsisakom, tai jau kitur link einam. Tai jau nėra to tikro atsivertimo. Nes tikras atsivertimas yra tik tada, kada mes keičiamės iš vidaus, jau nebesam tokie, kokie buvom. Ir apie tai liudija kiti žmonės. Arba stebėdamėsi ir džiaugdamėsi, koks jis įdomus. Jis kažkaip keistai mąsto. Reikia labiau pažinti. Arba kitokia reakcija atmetamus. Jis netinka gyventi tarp mūsų. Vat šitie palaiminimai, jis pagal juos gyvena, jis nemoka gyventi. Taigi mes mokomės gyventi dangaus karalystėje, o ne gyventi pagal šio puolusio pasaulio tvarką ir įstatymus, jeigu galima dar tai pavadinti tvarką ir įstatymais. Bet taip jau nustatyta čionai, taip reikalaujama. Bet mes kaip krikščionys nesutinkam su tuo, nes mes turime pilietybę, krikštu priėmę ir įsipareigoję gyventi kitaip. Va čia labai svarbu. Ir todėl Jėzus nuo to ir pradėjo. Žinoma, reikia įgyti visokių savybių. Tam, kad būtume, kaip pavadinkim, tikrais Jėzaus mokiniais, tikrais krikščionimis. Bet pradėti reikia nuo atsivertimo. Kada mes nukreipiam savo gyvenimą, kada mes pakeičiam savo mąstymo būdą,
mes labai trokštame tos kitokios dangaus karalystės, ne šio pasaulio karalystės. Ir štai tai ir yra atsivertimas. Jeigu mes tvirtai apsisprendę, pakeičiam kryptį, pakeičiam mąstymo būdą, labai trokštam, va tada tie palaiminimai, tada kitos būtinos ten gyventi savybės, jos pasiliks mumyse, jos galės būti mumyse, o mes toje karalystėje. Taigi, apie tai pagalvokim ir pamąstykim apie tą procesą, apie tą pradžią. Atsiverskite, nes prisiartina dangaus karalystė. Atsiverskite arba atsiverti jai. Dar galima būtų kitokią reikšmę atskleisti. Atsiveriant Dievui, atsiveriant Jo valiai, atsiveriant Jo šventumui, atsiveriant išmokti būti tokiais žmonėmis, kokiais nori matyti mus Dievas, o ne šėtonas.